Sveiki žvejai! Vasarą įgauna jau tikrai rimtą pagreitį, atostogos taipogi, visi puola prie ežerų, kas su šeimom, kas vieni. Aš irgi neišimtis, čiupau šeimą ir atvykau ant gražaus ežero Lieptelio žvejoti. Taip, kad šiandien pasirinkau savo patį mėgstamiausią laisvalaikio praleidimo būdą žvejyboje, tai yra plūdinė meškerė, plūdinė žūklė. Ir kas smagiausia, kad orientuosiu šią žūklę ne į kokią nors smulkmę, bet stengsiuosi suvilioti didžiuosius ežero karšius. Na ir kaip suvilioti šitos didžiuosius ežero plačiašonius ir bus mūsų ši laida. Aš galvoju, kad norint suvilioti stambų į karšį, reikia pradėti nuo jaukinimo. Tai pats atsakingiausias yra momentas. Taip, kad iš pradžių meškerę dedu į šoną, jinai dar neparuošta, apie pasiruošimą kalbėsime šiek tiek vėliau. Na, jaukinimas, nuo ko jis turėtų prasidėti. Šį kartą aš atvykau, dėl to, kad visgi atostogos, iš vakaro, niekur neskubėdamas, sau ramiai, su šeimyna, prisiviriau kibirą. Man pagalbininkų turiu daug, tai privirė visą kibirą žirnių. Turim kvapų, šiek tiek kvapnių jaukų, kukurūzo. Ir šitą visą kiekį jauko užmaišysime. Ir praktiškai bazinio jauko nedaug, tik tais pagrindas kvapai, šiek tiek nedaug dedu, kad labiau vis tiek norisi greičiau privilioti tą stambę žuvį ir šoksime į valtį ir plauksime jaukinti. Na, paliekame žirnius brinkti, tegu geria į save šokolado, melasos bei kitus saldžiuosius kvapus. O dabar eisime ruoštis meškerės ir bandysime susirasti atstumą, kuriuo mes jaukinsime. Šiandien, aišku, jaukinsime iš valties, tačiau pasiruošti meškerį iš vakaro tikrai yra pravartu, nes pats rytas, pati ta ankstyva žvejyba yra pati maloniausia ir užsiimti meškerės ruošimu, kai yra galimybės viską pasidaryti iš vakaro, tikrai neapsimoka gaišti laiko. Visas pagrindas praktiškai yra paruoštas. Dabar dėsime svariulius, tačiau prieš tai reikia pasirinkti plūdę, kokios gramatūros plūdę gaudysime. Na, vakaras, kaip matote, dabar ramus, labai sunku bus pasakyti, koks mūsų laukia rytas. Manyčiau, kad irgi bus ramus, dėl to aš per daug nepergyvenu, nes su tokia konstrukcija aš galiu plūdės kaitalioti, nenutraukiant valo ir galiu lengvesnę, sunkesnę dėti. Taip kad, nu, pavyzdžiui, renkuosi. Mes vis tiek nemažai reiks, tai galvoju, kad reikia pasirinkti man iš karto 10 gramų plūdę. Pasirenku korpusą. Išmaniosios kraluso plūdės leidžia varijuoti įvairiausiais vamsdeliais.
Renkuosi ilgą vamzdį, nes kiek skaičiau prognozes, rytoj turėtų būti vėjas. Ir man kuo ilgesnis vamzdelis, tuo jie labiau įnardins po vandeniu, tuo mažiau bus veikiama šoninių visokių vėjų bei kitokių srovių. Ir tuo labiau plūdė išsilaikys vienoje vietoje. Taigi belieka uždėti kontrolinį svarelį, kad kuo mažiau neštų man banga plūdę. Tai šitą svarelį dėsiu pačioje ir guldysiu jį ant dugno. Jisai šiek tiek prilaikys mano masalą grinai vienoje vietoje, nes jis gulės ant dugno. Ir pavadėlis gulės savaime suprantama irgi ant dugno, nes karšiai, manau, kad mėgsta gulinti masalą arba šiek tiek pakilusi. Va čia ir mes jeigu aiškinsimės, ar gaudysime ant slieko, ar gaudysime ant pelėčių. Aišku, prieš tai prasiskanuosime dugną, bet jau tai paliksime rytdienai. O šiandieną tik meškerę pasiruošiu, o apie tolimesnius veiksmus jau bus labas rytas, žiūrovai. Pavadėlį naudosiu 0,12 diametro. Na, kabliuką renkuosi šį kartą pagal masalą, nes planuoju gaudyti stambiais sliekais, pelėtėmis, kukurūzais, įvairiom kombinacijom, dėl to tikrai nenusimažinu, nes kablį reikia, kaip žinia, rinktis pagal žuvį, kokią gaudysi, to kokį masalą naudosi tai žuvį. Meškerę pasiruošiau, taip kad einu kviesti savo pagalbininkus ir plauksim jaukinti didžiųjų karšių. Kai su manim tokie pagalbininkai, tai yra Elena, Kristupas ir Laurinas, žuvies nepagauti visiškai neįmanoma. Taip kad iš šių gražių rankyčių bus prikviesti didžiausi šio ežero karšiai. Taip, kad paruošim vakarienę žuvims, vakarienė laukia ir mūsų namuose. Susitiksime jau iš ryto ant lieptelio. Labas rytas šį kartą. Kaip patys matėte, vakare turėjau rimtą pastiprinimą. Tai manau, šiandieną tikrai bus viskas gerai. Taigi, rankoje mano plūdinė meškerė, vieta pajaukinta. Dabar dar kartelį padarysime jauką ir pradėsime žūklę. Jaukas pats paprasčiausias. Gaudom karšį, darom karšį. 3 kg jauko skirto karšį. Nieko čia jau nepriimprovizuosim. Kilogramas meduolio. Meduolis ypatingai tinka visam karpiniam žuvim. Ir labai puikus yra priedas. Drėkinsiu skirtų karšių priedų. Kaip ir minėjau, čia daug navasos, kitokių saldumynų. Na štai, kol jaukas gers į save kvapus bei vandenį, einu atsimatuosiu atstumą bei gylį, kuriame šiandieną jaukinsiu ir gaudysiu, tikiuosi, karšius. Taigi pasiimu štai tokį gilbatį. Savame suprantamais, tai yra jisai 5 gramų svorio, persveriama yra plūdė. Ir jie man nardins ir kai jau plūdė bus
išlindusi tiek, kiek man reikia, reiškia, mano kabliukas yra ant dugno ir aš tokiam gylyje žvejosiu. Na va, tinkamas gylis, tinkamas atstumas, čia ir gaudysim. Na, pradžiai pabandysime, kol jaukinsiu, užkabinti peletės. Didelis, tačiau iškart sureagavo jau į jauką. Pamiršau sinešti į ką dėt žuvį, šitą paleidžiu, na ir einu pasistatyti savo sietelį. Žuklavietė paruošta. Na va, pirma žuvis, panašiai karšį jau. Ne pats jau toks stambiausias karšis, bet jau storas, įmitęs gražuolės. Rimtas visai neblogas karšis. Pamiršau pradžiai šiek tiek jaukai įdėti džiūvėsiu. Kaip aš čia per tą norą greičiau pagauti karšius.
pagrindinį savo mėgstamą ingredientą. Nieko. Kaip tik metas yra papildomai pajaukinti po keletą žuvų ištrūktų. Taip kad dar jiems gražesnis bus jaukas. Dar turėtų labiau suaktyvėti kibimas. Slieko pelėčių kombinacija šiandien kažkodėl tai labiausiai veikia. Bandžiau atskirai pelėtės, atskirai sliekus, tačiau pradėjau kombinuoti slieką su pelėtę ir pradėjau kepti stambesni. Liuks, toliau bandysime. Ir paprastai reikia kvapų būtinai išskirti savo masalą iš visų pasiūlytų jaukų, kurie sumesti prieš tai vandenį, dabar sumesti. Taip kad reikalingas išskirtinumas. Reikia nepamiršti pašaudyti ir žirniukų, nes krentantis žirnis labai gerai žuvim. Tiek upėje, tiek ežeruose, tiek bent kokiam tvenkiny. Pašaudyti taip iš laidynės sveika. Blogiau tikrai nebus. Taip, gražuolis. Tai toks gražuolis. Na, šiandieną tokia jau išėjo, kibimas. Norėjau šiek tiek pafilosofuoti. Ateina karšiai, girdit? Taip ateis karšiai, kad tuoj teks dingti iš čia. Kibimukas buvo, pasidomėjo šiek tiek, bet paleido. Kaip matote, šitoje laidoje daugiau akcentuojamas yra jaukinimas, nes daugelis tikrai atvyksta prie nepažįstamų ežerų su šeimynomis patostogauti. Ir kaip tą prisiviliuoti žuvį, kaip tą pagauti, nebūtinai stambų karšį, bent ką pagauti, kad kibtų ta žuvis, tai pirmas akcentas, jeigu yra galimybė jaukinti iš vakaro, kaip ir mes šiandieną darėme, nes šiandieną šioje laidoje. Antras, jauką reikia daryti saldų, aukštos kokybės ir daug kvapų, kad priviliuoti žuvį iš distancijos, jeigu pirminis pajaukinimas neduos labai teigiamų rezultatų, arba tiesiog per naktį viskas bus išrinkta, tačiau žuvis kažkur tai vis tiek sukinėsis. Ir tas startinis pirmas kvapnusis jaukinimas visada duos tikrai efektą, net neįsivaizduoju, kokia turėtų būti bala ar šulinys, kuriame neprisikviestumėt normaliame ežere žuvies, bent kokios, nebūtinai iš karto čia supuls tie didieji karšiai. Karšius reikia jaukinti tendencingai ir pakankamai ilgai, neužtenka vien tik tais atėjus bent kokiai baloje irgi papilti iš vakaro ir iškart čia sukibs. Ne visada taip pasiseka iš tikrųjų. Beveik kiekviename ežere, kur yra karšių, jų tikrai įmanoma pagauti, bet reikia įdėti ir darbo. O jau kai karšiai atplaukia, tada reguliarus, truputėlį pašaudimas užtenka iš laidynės, keletas
rutulių kvapnesnių išlaidinės ir jie tada laikosi, niekur nedingsta, nes tai yra žuvų instinktas, kur yra maisto, lengvo maisto patiekto, kam jums vargt kažkokias kriauklės ten, traiškiai, raust kažką. Čia paprasčiausiai, kaip sakoma, kaip pririštas šernas medžioklėje. Tai va tikrai jaukinti ir dar kartą jaukinti. Dar vienas gražuolis karšis, aplink griausti, oras labai keičiasi, šiek tiek kibimas nurimo, dar vienas susigundė. Manau, kad tikrai pakankamai šiandieną jau pilnas įspūdžių esu. Pakankamai įsitikinau, kad galima didžiuosius karšius prisišaukti ir gaudant paprasčiausiai viena plūdele, gerai jaukinant, tikrai laimikiais patenkintas. Norėsiu dar padėkoti savo visai komandai, kuri man padėjo įgyvendinti šį projektą. Na, šiandieną noriu su jumis atsisveikinti. Kaip visada, susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki!